Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė balandžio 7-13 dienai liūtas. Pasižiūrėkime, kokios bus nuotaikos šią savaitę liūtų, kas bus aktualu šią savaitę liūtui. Savijauta, finansai, šeima, asmeninis gyvenimas, darbas, staigmena ir naujiena. Šią savaitę liūtams vis dėlto kažkokie įvykiai gali ateis tas laikas, kad reikia pabaigti ar savo noru, ar ne savo noru. Galbūt kažkas yra netikėto, ko visai nesitikėjo liūtai, bet kažkas tai gali pasibaigti ir ganėtinai skausmingai. O galbūt patys liūtai vis dėlto nuspręs, kad kažką tai reikia pabaigti. Žinot, kaip būna, kad ir skauda, bet supranti, kad šitą dalyką reikia užbaigti, viską suprantat. Tai va tokia, galima sakyti, pabaigų. Tokia savaitė, kad kažkas tai gali pasibaigti, nes va būtent dėl to liūtai vis dėlto tempia sunkią naštą, jiem yra per sunku ir tai yra priklausomybės. Tai yra manipulacijos, priklausomybės, neištikimybės, žodžiu, manipulacijos. Tai vis dėlto galbūt šią savaitę liūtai, jeigu jie turi kažkokių būtent tokių dalykų ir jiem patiem jau yra per sunku, tai vis dėlto kažkas tai gali atsitikti taip, kad tiesiog liūtam, savo norų, žinot, kaip sakant, gali sušlubuoti sveikata ir be abejo liūtai ne savo norų, bet jie turi kažką tai pabaigti, suprantat. Bet jiem patiem yra sunku. Žodžiu, kažkas tai tokio yra, kad kažkas turi baigtis. Ir, žodžiu, kažkokie įvykiai tokie tikrai nemalonus yra, bet kurie patys liūtam patiem jau yra per sunku, suprantat. Tai, kaip sakoma, nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Tai vis dėlto galbūt kažkas tai ir gero bus iš šitos pabaigos, iš šitų pabaigų. Dabar savijauta, vis dėlto liūtai, apie ką galvoja? Apie šeimą, apie finansus, apie giminę. Žodžiu, savijauta tokia, kad liūtai vis dėlto jaučiasi gerai, jie tokie jaučiasi šeimos žmonės. Pasižiūrėkime. Va būtent jie jaučiasi taip, bet jie iš tikrųjų nenori matyti. Suprantat, jie nepripažįsta to dalyko ir nenori matyti realybės, kokios yra kliūtis liūtų gyvenime. Kad tas kliūtis reikėtų šalinti, kad galbūt atėjo tas laikas priimti kažkokius sprendimus gyvenime. Nes galbūt yra tikrai kažkokios tai problemos, šeiminės problemos, galbūt pačio liūto kažkokie tokie dalykai, kurie išprovokuoja kažkokias problemas. Bet jie to nemato, jie jaučiasi, kad viskas gerai, šeima puikiai, finansų užtenka ir, žodžiu, problemų gyvenime nėra. Va būtent finansai, tai būtent vis dėlto reikėtų finansinėje srityje liūtams galbūt, ar tai kažkokie pirkiniai, ar kažkas tai vyksta, reikėtų vis dėlto pamastyti. Ar verta tą daryti, ar neverta to daryti. Suprantat, vis dėlto reikėtų vis dėlto pagalvoti. Savo finansinėje srityje galbūt ar gali sau leisti, ar negali sau leisti. Suprantate, ar reikia, ar nereikia. Žodžiu, kažką tai finansinėje srityje reikėtų vis dėlto pamastyti liūtam. Šeima, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, tai yra vis dėlto santuoka, tai yra sutuoktinis. Kažkas yra susiję su arba tai žmogus, kuris tiesiog mokina liūtus kaip gyventi, taip asmeniniam gyvenime, jausmuose šeimoje. Tai galbūt koksai dvasinis mokytojas. Bet galbūt vis dėlto tai šnekam apie šeimą. Pasižiūrėkime.
Ir vis dėlto, žinot, tai tas žmogus, kuris yra nutolęs, arba tai iš tikrųjų tai yra santuoka tokia, kad du žmonės, bet jie nutolę viens nuo kito. Suprantu, tai galima sakyti vienatvė dviese. Ta santuoka, jinai tokia iš viso taip. Taip, santuoka, va, kai kaliūtai daleiskim galbūt ir įsivaizduoja, jaučiasi, kad viskas gerai šeimoje, taip, nes nenori pripažinti realios situacijos, kad galbūt, žodžiu, kažkas tai vyksta. Ir vis dėlto jie tempia tą naštą, kad jiem patiem yra sunku tokie santykiai, suprantat, bet galbūt va, tiesiog dėl žmonių akių reikia išlaikyti tą laimingos šeimos statusą. Arba vis dėlto tai santuokoje vienas žmogus iš tikrųjų nutolsta. Darbas darbe, vis dėlto, jeigu buvo kažkokie tai sunkumai, vis dėlto liūtas įveikia tuos sunkumus. Galbūt kažkokie tai, jeigu tai buvo kažkokios tai kliūtis, be abejo liūtas tai įveikia ir jisai, ta prasme, susitvarko su savo problemomis kažkokius, nes tai vis dėlto buvo arba vis dėlto konfliktinės situacijos darbe, kurias galbūt vis dėlto liūtai sugebėjo išspręsti savo naudai. Tai konkurencija, nu žinot, kažkas va tokio, va tiesiog konkurencija, dar kažkas, tai vis dėlto liūtai sugeba susitvarkyti savo naudai, bet atminkite, šitą jūsų pergalę ne visi laimingi. Tad neužmikite ant savo lauro lapų, ant pergalės, nes kada žmonės ne visi laimingi, jie tikrai kartais bando, ta prasme, nuversti ir viskas, nes, ta prasme, jeigu norite išlaikyti šitą visą stabilumą, turite kiekvieną dieną dėti energijas, ta prasme, išlaikyti šitą savo pergalę. Nes jeigu tik atsipalaiduosite, galite prarasti viską, nes, nu, kaip žmonės nepatenkinti, jie tik tai ir laukia progos, kada smogti vėl iš naujo. Vis dėlto staigmena ir naujiena, o būtent staigmena tai kažkoks tai gyvenimo įvykis liūtų gyvenime. Vis dėlto jau jisai galbūt ir senai vyksta. Ir va būtent ta staigmena, kad atėjo laikas veikti, atėjo laikas kažką daryti, atėjo laikas kažką tai keisti. Tai va būtent ta staigmena yra tokia su kažkuom susijus, pasižiūrėkim geriau, o būtent velnias. Būtent velnias, tai vis dėlto kažkokios tai galbūt priklausomybės, alkoholis, narkotikai, azartiniai žaidimai, neištikimybės, pavydas, manipulacijos, va būtent kažkas, tai va būtent ta staigmena vis dėlto bus, kuri vis dėlto liūtų šią savaitę nužudys. Galbūt patys liūtai taip elgia, suprantat, ir tikisi, kad niekas nieko nesužinos, o paskui pasirodo, kad viskas išaiškėja ir žodžiu. Ir va būtent šitoj situacijoj, va ta staigmena ir naujiena, kad vis dėlto reikia pasikliauti savo intuiciją, savo vidinę jėgą, savo dvasinę jėgą. Suprantat, reikia vis dėlto galbūt nepasiduoti manipulacijai ir priimti teisingus sprendimus, kas trukdo liūtų gyvenime, reikia pašalinti. Kas trukdo liūtų gyvenime, galbūt jo pačio priklausomybės, ydos kažkokios tai pavydas, nu nesvarbu, reikia tai šalinti. Nes va būtent tai yra tas dalykas, kad tai yra mūsų karma, tai mūsų likimas, va nuo šitų sprendimų kažkokių tai šitie sprendimai turės įtaką ir tolimesniam liūtų gyvenimui, suprantat. Galbūt kaip ir patiem liūtam nesinori kažko tai atsikratyti, kažkokių tai savo žalingų įpročių, bet galbūt atėjo laikas. Suprantat, galbūt atėjo laikas tikrai priimti sprendimus ir tiesiog kažko atsikratyti. Ir pasižiūrėkim, ką orakulas sako.
Žiūrėkit, vis dėlto velnias, vis dėlto va tos va priklausomybės, pavydas, manipuliacijos, tai taip. Va būtent ir yra, apie ką čia šnekam, kad tai yra, galima sakyti, žmogus nemato galbūt realios galimybės išeiti iš šitos situacijos, taip, va tiesiog ne, atrodo, kad priėjo liepto galą. Ir tai vagia energijas, tai vagia tiesiog pačių liūtų, galbūt ir sveikatą, finansus, nesvarbu ką. Supranta, tai vis dėlto reikėtų liūtam suprasti, kad galbūt atėjo liepto galą, priėjo liepto galą. Ta prasme, galbūt kažkas tikrai, va, būtent tos paslaptys išsiaiškina, kažkas tai yra pabaiga. Ir va būtent reikia ieškoti dabar, ieškoti tiesiog kelių, kaip išeiti, kaip tvarkytis. Tai yra mirtis, va būtent reikia pabaigti su savo praeitimi, išsivalyti ir pradėti kažkokį gyvenimo etapą iš naujo. Tai va, tai žodžiu, tokia liūtų savaitė. Liūtai turi galimybės pradėti iš naujo, sužydėti iš naujo, kad vėl gyvenimas įgautų savo spalvas, taip suprantat. Bet va būtent reikia atsikratyti to, kas trukdo liūtų gyvenime. Ar tai jie patys tokie yra, ar vis dėlto prie jų yra tas žmogus toksai. Bet vienaip ar kitaip, iš pradžių reikia suprasti, kur problema ir paskiau pabaigti, kad tai ir skausminga, kad tiesiog taip mums skauda. Žinot, kaip sakant, kartais mes žmonės tiesiog pripratę prie kažko tai, mes suprantam, kad viskas, šita situacija mus tempia į dugną ir mes turim pabaigti. Ar tai su žmonėms santykius, ar dar kažką, mes turim pabaigti, nes mes suprantam, kad mes einam į dugną. Be abejo, mums skauda, kad galbūt nutrūksta santykiai, nutrūksta draugystės, ar dar kažkas, tai, bet mes turim suprasti, kad tai dėl mūsų. Skausmas praeina. Mes turim visas galimybės pradėti kurti savo gyvenimą visą laiką iš naujo. Bet kad pradėtumėm kažkokį savo naują gyvenimo etapą, turim paleisti savę. Tai va, tokia liūtų savaitė. Ačiū, kad buvote, sėkmės ir iki.